sumanus kučerius. Kitą kartą vergijos laikuose pona kučerius prašė savo poną, kad jam duotų gyvenimą vietą. Pons klaus jo, ar tu mokėsi gaspadoriauti? Tas atsakęs, mokėsiu. Pons, še tau 3 kapeikas, kad būtų mano arklis pačerts, pečius iškūrens ir tu pats pavalgęs. Kučerius už kapeiką nupirkęs šieną ir už ėdžių taip užkišęs, kad arklis tegalėjo matyt, bet neprisiekia tuoj suėsti. Už 2 kapeiką nupirkęs žvakelę, uždegęs ir pastatęs po pečiaus laižib. Už 3 kapeiką pasiėmęs duonos ir su vandeniu suvalgęs. Pas poną nuėjęs ir pasisakęs, kad viską išpildęs. Tas ponsėjas pats apžiūrėt arklę, kučerius parodė šieną už ėdžių. Pons saka, kad biškis. Kučerius saka, už kapeiką daugiau nieks neduos. Ėjęs pečiaus pamatyt, kučerius parodęs, kad kūrenas žiburiuoj. Pons sakas, nuo tokia kūrenimą troba negali būt šilta. Kučerius, už 1 kapeiką mandrievi negali iškūrenti. Pons klaus jo paties, nu kaipgi tu pats esi pavalgęs? Kučerius, už 1 kapeiką nusipirkau duoną su vandeniu ir suvalgiau į ganą. Pons, už kapeiką mažai. Kučerius, iš ubagą nusipirkau. Pons, gerai moki gaspadoriaut, gausi darbą. Ir davęs. Šiaurės Lietuvos pasakos surinko Matas Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė. Pirmas smagiau buvo. Vakarėliai, gegužinės būdava, ne taip kaip dabar. Nuvažiuoji vanukėliai skaisgirį, žinot, šokiai jaunų, duod. O pirmą tik kiek gegužinio važiuodami Jodeikiuose, Trumpaitėliuose, Jankūnos, pačias rengdavom, smagu buvo. Ja, Jurdaičios būdava, dabar jau ta vieta užtaisyta. Daugiau čia tokia daržinė buvo, gegužinė vė. Pasisamdom su armonika, ką duod, ne tai kai dabar. Jėzus, kokie laikai, sakau, pirma kitai buvo, pirma smagiau. Jankūnos mokykla buvo, nuveidavom su tokia draugė tuos šokius, taip norėdavom jų. Jau 14 metų buvom, 9 eidavom. Taip norėdavom kur pašokt, pastripinėti. Mokytoja, negalim, atsistokite, žiūrėkit. O ratelius, o kaip dainuodava gražiai, visokius tokius senoviškų šokių šokdava. Ką? Pirma tai, jau mūsų nebe tai buvo jau laikais. Papasakoja Ona Sruogienė iš Jurdaičių, užrašė Rita Urniežiūtė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė.